Kaip sumažinti eilės pas gydytojus? Klausimas aktualus visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ir nuo pažiūrų. Klausimas, į kurį sprendimas nėra dar viena eilinė reforma ir daugiau pinigų sveikatos sektoriui. Vadybinis klausimas. Šiandien reikia išlaisvinti gydytojus nuo daugybės pareigų, kurias jie atlieka, nors galėtų atlikti kiti. Palikti gydytojams tik tas pareigas, kurias jie vieninteliai gali atlikti. Praktikoje tai reiškia, kad jie nebeturėtų rašyti pažymų mokiniams už praleistas pamokas, neturėtų išrašinėti vėl ir vėl pakartotinai kas mėnesį tų pačių vaistų ilgalaikiams ligoniams. Neturėtų siuntinėti pas specialistus daug dažniau nei būtina vien todėl, kad specialistai yra apmokami tik už 1. ir 4. konsultaciją, tokia vieša apgavystė mūsų sveikatos sektoriuje. Galiausiai neturėtų dirbtinai skubėti dėl to, jog galioja nerašyta taisyklė aptarnauti pacientą per 15 minučių. Ne visi žinom, šeimos gydytojai yra priversti aptarnauti per 15 minučių. Ką tai reiškia? Jie nuolatos jaučia spaudimą priimti greitus sprendimus ir tai natūraliai skatina tiesiog dar ir dar daugiau siuntimų pas specialistus. Visa tai ir galiausiai be abejo nesuvaldytas reiškinys, kai žmonės tiesiog atšaukia savo vizitus pas gydytojus ir tai sudaro apie 15% visų eilių. Visa tai kartu ir formuoja tą milžinišką eilių srautą, tuos begalinius terminus laukimo ir viso to galima išvengti tiesiog sutvarkius sveikatos sektorių, sutvarkius procesus, nukrovus nuo medikų tas užduotis, kurios jiems ir neturėtų priklausyti. Ne dar viena reforma, o tiesiog sveikas, racionalus požiūris yra raktas į eilių sprendimą.